Sveiki klausytojai ir šiandien su manim mokslų daktaras Tomas Vaičiūnas ir turiu pasiruošusi pristatymą, tai gyvensenos medicinos kompetencijų pradininkas Lietuvoje, daugiametis akredituotas magistro studijų programos gyvensenos medicina vystytojas ir koordinatorius Lietuvos sveikatos mokslų universitete, tarptautinių kongresų ir konferencijų pranešimų autorius, tarptautinės gyvensenos medicinos asociacijos aktyvus narys. Vau, Monika, galėsi pasidalinti aprašymą? Aš, žinokit, nuoširdžiai visą laiką stebiuos, kaip žmonės gražiai moka parašyti. Pats taip nesugebu. O kaip pats save pristatytumėt? Aš tiesiog Tomas. Miela malonu, aš Monika. Taip, ir aš pati iš tiesų nemažai praklausius ir išklausius įvairiom temom apie visą gyvensenos mediciną ir man labai turbūt surezonavo visas tas požiūris pačiam. Taip. Ir suvedžiau, kad šita tema, kur mes esame anodai ir odos priežiūra, yra absoliučiai tiesiogiai susijusi su gyvensenos medicina. Bet savais žodžiais, kas ta gyvensenos medicina? Aš visą laiką mėgstu tokią, pavadinkim taip, klišę sakyti, tai yra mokslų grįstos nefarmakologinės intervencijos lėtinių ligų reversijai ir gydymui. Žmonių kalba sakant, tai mokslų grįstos priemonės, kurios taikomos dažniausiai yra gyvensenos, elgsenos keitimo priemonės, turimos sutrikimo simptomatikai mažinti. Lietuvoje mes labai bijom žodžio reverso ir gydymas, nes mes vis dar sakome ir turime tam matyti pagrįstų abejonių arba pagrįstų argumentų, kad tai nėra gydymas. Bet aš visą laiką klausiu ir mano kolegos vakarų Europoje, Amerikoje, visą laiką pavyzdį duoda. Jeigu mes paskiriam vaistinį preparatą, pavyzdžiui, kažkokios odos ligos gydymui ir jis mažina simptomus, gerina gyvenimo kokybę, mes visuomenėje ir tarp sveikatos priežiūros specialistų sakom, vaistas padeda gyja. Ar ne? Ir dabar lygiagrečiai pavyzdys, jeigu mes taikom nefarmakologinės, nevaistinės, nemedicinos techninės priemonės ir pasiekiam simptomų atsitraukimo, tai kaip tą pavadinti? Prevencija? Prevencija yra užkirsti kelią, kad neatsirastų. Tai yra iš esmės taikyti visas įmanomas priemonės, kad neatsirastų turimos odos ar kitos lėtinės ligos sutrikimas, ar ne? Bet jeigu jau turim ir taikom nefarmakologinės priemonės, beje, mokslas šiuo atveju, aš nežinau, lūžta, nebijosiu pasakyti, 100 000 atskirose kategorijose įrodymų, tiek klinikinių tyrimų, tiek epidemiologinių tyrimų rodančių, kiek mūsų nefarmakologinės priemonės galimos taikyti, gali turėti poveikį, o dar jeigu taikytum ir farmakologinės, ir nefarmakologinės kartu, kas yra visiškas sinergijos objektas, galėtumėm pasiekti iš vis nerealių rezultatų, ar ne? Bet tam reikia šiek tiek matyti laiko ir platesnio supratimo. Skamba žmonių kalba ir mūsų kalba, kaip veido valymas, kažkokiai problemai išspręsti. Taip, mes tikrai pagerinam būklę kas mėnesį lankantis, bet ar problemą išsprendžiam, riebi oda lieka ir tas visas išbalansuotas organizmas jis nepakinta. Monika, aš sakyčiau, kad negalim absoliutinti. Yra tikrai jūsų darbo bare taikomų priemonių, kurios tikriausiai apeliuoja į tam tikras priežastis ir tikrai galima vadinti, kad tai yra tiesiogiai suteikta pagalba panaikinant kažkokios problemos priežastį. Bet kai šnekam apie gilesnės odos problemas, dažniausiai matomas ir fenotipiškai išorėje, ar ne? Tai tie garsieji ir dažniausiai pasitaikantis dermatitai, aknės, įvairiausių atmainų ir formų. Tai ten tas balansas tarp to, kaip organizmas pats ir kodėl jisai siunčia signalą, nes, pavyzdžiui, aknė tai yra totalus signalas, kad kažkas negerai pačioj sistemoje, ar ne? Nebūtinai tiesiogiai su pačios odos sveikata per se, bet rodo sistema, kad palauk, kažkas yra ne taip, ar ne? Tai ta sinergija tarp to, ką mes šnekam kosmetologijoje, plus
gyvensenos keitimo priemonės prie tam tikrų sutrikimų, net ne ligų, bet sutrikimų, ar ne, tikrai jos turi labai stiprų teigiamą poveikį. Ir čia jau, kaip aš sakau, mes ne tik durpyną gesinam. Žinot tą situaciją. Taip, aš jūsų šitais žodžiais naudojausi jau savo vienam įraše, nes man labai patiko, labai tiksliai nusakom problemą visą. Taip, nes mes galim tikrai maskuoti įvairiausiam formom paraudimus, ten problemos mastą ir taip toliau. Tikrai moteris, žinot. Bet ar tai naikinam priežastis, ar ne? Dar daugiau. Nepamirškim labai paprasto dalyko. Niekas žmogaus organizme nevyksta sporodiškai. Nėra, kad jeigu mums skauda pilvą, tai nereaguoja ir kitos sistemos. Arba mūsų pilvo skausmas yra tiesiogiai, pavyzdžiui, vien tik kažkokio virškinimo trakto sutrikimas. Mūsų odos problema nėra tik odos problema, tai yra sisteminės problemos išeitis arba rezultatas finišo tiesioji. Neveikia sporodiškai sistema, ten sinergijos taškai yra milžiniški. Taip, bet visos kompanijos, kas susijęs su kosmetologija, labai deda visas pastangas, kaip kuo greičiau ir geriau užgesinti iš išorės, kas yra pagirtina ir tikrai labai gerų išradimų išranda. Bet kai aš pradėjau su savo klientais domėtis ir klausinėtis, tarkim, ilgalaikį perspektyvai matau, kad problema atsikartoja be galo greitai ir netgi yra kur išsisprendžia, viskas su tuo gerai, gal tikrai kažkokia netinkama buvo priežiūra. Bet dalis klientų, nepasakysiu procentais, bet yra, kur grįžtamumas labai didelis arba pilnai netgi neišsisprendžia. Ir kai pradėjau domėtis visą gyvensenos mediciną ir kas tai yra, tada pradėti klausinėti, kaip jūsų virškinimo problemos, ten skrandžio skausmai, kokius papildus galbūt vartojat, kokie jūsų mitybos įpročiai. Blogai. Be abejo. Ir ten yra visa ta šaknis. Ir dėl to man labai, sakau, rezonuoja tas bendradarbiavimas, kad reikia mums žinių, nes nežino net už ko užsikabinti klientai. Vienok žinių. Tai aš manau, kad jūsų domėjimasis, Monika, atneša tai, kad jūs galit informuoti, nes jūs arčiausiai dirbat to, kuris jumis pasitikė. Ar ne, čia kaip gydytojo kabinete ateina žmogus pasitikė, taip ir pas jūs kabinete ateina ir pasitikė. Tai jūsų ta kompetencija ir žinojimas platesnio supratimo holistiškesnio, kad tai nėra tik odos problema. Oda rodo jau finišo tiesiosios rezultatą, ar ne, iš esmės, ne visais be abejo atvejais, bet daugeliu atvejų, ar ne, ir vienok jūsų dalis supratimas atneša jiems supratimą, antra, reikia įrankių. Pasakyti, kad žinot, turit problemų su storuoju žarnynu arba disbakteriozė galimai yra, dėl to turit iššūkių su oda, tik neužtenka, reikia ir priemonių, ar ne. Štai čia atsiranda kita milžiniška problema. Galiu tokį veidrodinį pavyzdį pasakyti į tai, ką mes matom. Per pastarosius pusę metų teko sudalyvauti berods 6 dabar sveiko amžėjimo konferencijose tarptautinėse, longevity pavadinimu dažniausiai, dabar atbangos beprotiškai, ne? Tai teko 4 skaityti pranešimus. Kokią pastebėjau tendenciją? Labai mėgstu stebėti žmonės, aplinką, socialinę aplinką. Ką pastebėjau? Visose konferencijose, kuriuose dalis jų buvo skirta sveikatos priežiūros specialistams, dalis buvo visai bendrai visuomeniai. Ir geriausiai tai pamenu paskutinę konferenciją, kur viena diena buvo sveikatos priežiūros specialistams skirta, kita diena buvo skirta plačiai visuomeniai. Bet prieš tai likusiose konferencijose pastebėjau lygiai tą patį žmonių elgsenos formatą. Tai kai pranešimai mokslinėje aplinkoje apie tai, kas turi geriausias išeitis taikant įvairiausias amžėjimo strategijas, kur mes iš esmės bandome savo biologinį amžių atitolinti nuo kalendorinio turimo pase, ar ne, mes matom, kad konferencijų metu ir elgesys specialistų ir visuomenės dalies, kuriems įdomi, nesikeičia. Yra ta pati. Apie ką kalbu? Ten, kur mokslas visas ir geroji klinikinė praktika sako, žiūrėkit, vien tik kažkokio stebuklingo gralio kabutėse ieškojimuose mes neturim atsakymų. Ten reikia daug asmeninių pastangų.
įdėti, ar ne, per judėjimą, mitybinę grandinę, psichoemocinius dalykus, nes jie turi didžiausią svertą, ar ne. Nusėdi ir specialistai ir žmonės linksi galvomis. Tik ateina pranešimai, kur atsiranda maisto papildų grupės, viskas išmanieji telefonai sujungti, kaip vartoti, sujudimas auditorijose, ar ne? Tai va čia tas veidrodinis pavyzdys, kad mes visą laiką ieškom kažkokios tai piliulės formos, miltelinės, super maisto, kad mums ta oda būtų maksimaliai sveika, na, nerodytų kaprizų, bet ne čia liūto dalis visų išeičių, toli gražu ne čia. Mūsų pasirinkimuose yra didžiausia dalis. Bet mane pačiai ir užkabino paskaitos dėl to, kad neturit pats, Tomai, neturit jokio konkretaus mitybos plano, jokio konkretaus gamintojo, kur rekomenduotumėt ir eitumėt per visus, va čia atradimas, visa kita. Neturit net konkretaus maisto produkto, apart maisto produktų grupės. Taip. Nesakot, kad mėsa blogai, pienas blogai, bet sakot, ko vartoti daugiau ir tą visą gyvenseną pakeisti labai plačiai, bet ne konkrečiai, kad va šitas išgelbsti. Tai man asmeniškai tas yra labai žavu ir turbūt dėl to ir Monodai norim kartu bendradarbiauti ir kviečiamės klausyti jūsų pranešimų, nes labai ta nuomonė imponuoja. Žinot, tai, pavadinkim tai nėra mano asmeninės prieigos objektas. Apskritai, pati gyvensenos medicina, angliškų terminų labiau atpažįstama, jeigu kas nors ieškosit toliau informacijos, lifestyle medicine, jinai gimė iš esmės už Atlanto, Jungtinėse valstijose, būtent apeliuojant į tuos pagrindinius gyvensenos arba elgsenos veiksnius, kur mes matom iš daugelio tyrimų ir statistinių lentelių skaičių, turi daugiausiai įtakos lėtinių infekcinių ligų vystymuisi. Ir mintis kilos tokiuose 3 universitetuose, Jeilio, Harvardo ir Loma Lindos, dar Kornelis pasijungė, tai tuo laiku berods tai buvo 2080 metai, kai jie pradėjo svarstyti apie tai, kad mes žinom pagrindinius rizikos veiksnius, kurie sukelia, pavyzdžiui, odos problemas. Ar ne? Ar jau turint odos problemą, pavyzdžiui, dermatitą arba tą pačią aknę, eliminavus mums žinomus rizikos veiksnius, kurie sukelia, galim pasiekti teigiamą rezultatą. Tai yra ligos arba simptomatikos atsitraukimą, ar ne? Ir nuo to prasidėjo visas tyrinėjimų laukas gyvensenos medicinoje, pirmiausia iš klinikinės praktikos, vėliau pernešant į teorinį mokslinį lygmenį, ar ne? Nes mintis buvo ta, kad turim begalės tyrimų, pažiūrėkim į juos iš kitos perspektyvos, neieškokim rizikos veiksnių, mes jau žinom rizikos veiksnius. O kas nutiktų, jeigu juos eliminavom, jeigu jau turim sutrikimą, ar ne? Ir štai čia atsirado visai kitoks požiūris į tą patį judėjimą, į tą patį mitybinę grandinę, ar ne? Kur mes neinam klasikinę dietologinę dietetinę prieigą, viskas su tuo gerai, supraskim teisingai. Bet šiuo konkrečiu atveju gyvensenos medicina neina šitą prieigą, jie labiau žiūri į tai, ne tai, ką matom ant Petri lėkštelės, o tai, kas yra, arba kas nutinka su produktais, kai jie nukeliauja į virškinamąjį traktą, ar ne, kokie ten skilimo produktai susidaro, kaip atreaguoja sistema ir taip toliau ir panašiai. Ir dėl to, iš esmės gyvensenos medicinos sektoriuje, gerojoje praktikoje, nėra sudarinėjami mitybiniai planai, nes mitybinis planas tai nėra įpročio keitimas. Mitybinis planas tai yra, įsivaizduokit, mes irkluojam per gyvenimo upę, ar ne, irkluojam. Atsirado meilės rankenos. Išlipo žmogutis kažkur į krantą, ten kažką paveikė, nukrito meilės rankenos, sėda į tą pačią valtį ir toliau irkluoja. Kur logika, ar ne? Tai gal lik ten, kur buvo labai fainai ir gerai, ar ne? Teisingai. Tai gyvensenos medicina būtent į tai ir yra orientuota formuoti įprotį. Pirmiausia, supratimą apie tai, kas mus tausoja ir supratimą, kas turi neigiamą poveikį ir formuoti iš to įprotį, o nesudaryti kažkokį pavyzdinį mitybinį planą ir, sakyt, va, turėsit rezultato. Taip, žmogus tikėtina turės ir viskas to yra labai gerai. Ar tai suformuoja įprotį? Gal 7% iš visų, kurie bando tą daryti. Tai, jūs teisingai pastebėjot, būtent dėl to ir ateina tokia prieiga, kad turim suprast, iš kur kyla problema, o ne tik, taip
tiesmukiškai taikyt kažkokį sudarytą planą, kuris neformuoja įpročio visiškai. Nes turi turbūt pats teisingus pasirinkimus parduotuviai daryti, renkantis produktus, bet vis dar visuomeniai tikrai yra, negaliu sakyti panacėja, bet požiūris, kad jie skaičiuoja kalorijas, bet ne maistingumą. Jo, jeigu šnekant apie mitybinės grandinės kaip elgsenos dalį, ar ne, tai jo, mes turim labai įdomių, aš drąsiai sakau, nesusipratimų. Taip. Ar ne? Masiškai skaičiuojam kalorijas, bet nežiūrim į maistingumą. Taip. Na, aš jums galiu suformuoti 1200 kalorijų davinį, kur 3, atsiprašau, labai batonėliai mėgstamo jūsų kažko šokolado, ar ne? Ir lygiai taip pat aš galiu padaryti 2 labai pilnus patiekalus, ar ne? Ir vat jums 1200 kalorijų. Tai šitoj vietoje mes turim žiūrėti maistingumo, ne kaloražą. Turim žiūrėti ne mikro makro elementus per se, ten masiškai renkamės kažkokį tai produktą, kuriame sakė kažkas, kad kažko daug yra. Ne, nieko panašaus. Ir lygiai taip pat atpažinti tuos junginius, kurie, neturi neigiamo, turi neigiamus skilimo produktus, kurie pasilieka organizme. Tai šitoj vietoje jo, ir mes esam atskira forma suklaidinti arba suklydę pasirinkimuose, nes pasižiūrėkit tiek lietuviškoje aplinkoje, tiek, sakykime, vakarietiškoje aplinkoje, tiek socialinėje medijoje mes turim tokį srautas prieštaringos informacijos. Vienas sako, čakras atverk, kitas užverk, kitas sako, žiūrėk, per daug atvėrė, reik privert. Vienas sako, tą valgyk, to nevalgyk, kodėl, nieks nežino, sugalvojau, pasakiau, ar ne. Ir šiandien, tų apsimestinių supratėjų, kurie iš tikrųjų atrodo labai profesionaliai, turim dėja labai daug. Labai daug. Net yra video, kur pašiepia pusryčius darosi, vieną pasideda be glitimo, tada kur nesukeltų glikeminį indeksą ir ten lieka vanduo, nebežino ką. Ir tas dar blogai, nes iškrana. Taip, tai tikrai esam paklydę ir nuėję į labai stiprias detalės, bet nematom visumos visiškai. Čia tas pats, kas turėti puzlę vienas detalę ir sakyt, koks gražus paveikslas, nieko panašaus, ar ne? Tai iš tikrųjų esam paklydę ir šitoj vietoj natūralu, visiškai natūralu. Manau, kad socialinė medija prie to prisideda, nes norim kažką sekti, tada pasimetam, tada savo pritaikom, tada prieštaravimai visada labai gerai antraštės iškelia. Draugė pritaikė. Taip, mama, mama gal ne, bet teta, kokia kaimynė. Visiškai. Aš turėjau vieną atvejį, prisiminiau prieš porą dienų. Kreipėsi viena iš Šveicarijos labai labai tolimos kolegės draugė ir turi masinių problemų, 19 metų su akne. Ir tiesiog pokalbio metu, tai nebuvo kažkokia konsultacija, tiesiog pokalbio metu išėjo, kad, sako, turiu problematiką, žinai. Ir labai paprastai sakau, žiūrėk, challenge aš tave, pabandyk 3 savaitėm užnulint pieno produktus. Akis didelis, tai kaip čia dabar, žinote, ir taip toliau. 7 dieną jau rašo ir siunčia nuotraukas, kaip simptomatika mažėja, ar ne? Tai kartais iš tikrųjų užtenka labai nedidelių pokyčių tam, kad turėtumėm geriausiai įmanomą rezultatą. Ir šitoj vietoj vėlgi visi tada puola aiškinti ir formuoti apie tai, kad kaip čia dabar reikia įvairovės ir taip toliau. Niekas nesako, be abejo įvairovės, tik tais klausimas, kodėl ta įvairovė, pavyzdžiui, Lietuvoje apsiriboja 3 produktais arba 3 produktų grupėm. Tai yra mėsos produktai, pieno produktai ir bulkiniai. Realiai. Taip. Tai be abejo, kur visa likusi įvairovė. Tai kai nuėmi pieną iš 3 produktų lieka 2, tai tada aišku, įvairovės nebelieka. Čia papuošimui, Taip, dėl biškai kažką šonė. Taip. Tai jo, prisigalvojam apie lektinus įvairiausių dalykų, bet nepamastom apie tai, kad kaip mes juos vartojam ir kaip mes juos apdorojam, ar ne. Tai turim tikrai labai daug iššūkių, turim labai daug rinkodarinių dalykų, kurie iš tikrųjų masina ir mes, vėlgi grįžtam prie to paties, ką aš šnekėjau apie longevity, mes ieškom kažkokio auksinio gralio. Ar ne, tai žiūrėkit,
Čia yra lygiai tas pats, kaip mano nuomonė socialinėse santykiuose, ar ne? Tai yra mūsų kiekvieno santykių su socialinė aplinka, galų gale santykių su artimu žmogum kūrime. Nu juk nėra tiktokinių, YouTube'inių patarimų, kurie būtų universalūs ir veiktų, ar ne? Nu tai yra tiek individualu, bet nu vis tiek egzistuoja kažkokias stuburas, ne? Nu baziniai dalykai, kurie tikrai šiandien žinomi, kad, nu, iš esmės nori neužgauti artimojo žmogaus ten, ar ne, nu, neįžeisk, elementariai, ar ne, nori neužgauti, sakyk, komplimentus. Nu, tai jie paprasti dalykai, nori turėti gerą emocinį socialinį ryšį, nu, daugiau pagirk, o ne daugiau peik. O noris atvirkščiai išsilieti. Tai, nori pamokyti visą, žinau, pakeisti, gerai, žinau, susitvarkyk tas kojines. Taip, tai lygiai tas pats ir informacijos sraute su odos sveikata, su apskritai lėtiniais sutrikimais ir apskritai ta gyvensena. Nu, toks labai tampa, aš žiūriu, toks tampa labai populiarus žodis, ar ne? Bet po juo žmonės neprisiema atsakomybės. Aš turiu galvoj specialistus, kurie sako, aš esu gyvensenos konsultantas. Nu, aš visą laiką klausiu, o prisiimat atsakomybę už tai, ką rekomenduoja. Tada įsijungia toks lagas. Ką tai reiškia? Čia lygiai taip pat kaip labai dažnai nepiktybiškai, bet nu, tikrai sąmoningai ir kažkuria prasme empatiškai paklausiu sporto trenerių, nu, sporto klubuose dirbančių asmenų, ar ne? Kiek, pavyzdžiui, realiai įsivertinat, atėjo pas jų žmogus, kiek paklausėt, jisai turi lėtinių sutrikimų, neturi? Ne? Pavyzdžiui, pasako, turi kažkokią kardiomiopatiją, ką su tuo darot? Arba turi insulino, arba turi antro tipo diabetą. Jeigu netyčia paklausėt, ar ne? Kaip adaptuojat krūvius? Manau, bijo paklausti, nes net nenorėtų žinoti. Aš subjektyviai sakau, iš asmeninės patirties, ji nėra absoliutinta, negalima daryti išvadų, bet nu, iš mano asmeninės patirties per 4 metus Lietuvoje bendravimo, tai aš drąsiai sakau, 95% net neklausia. Ne? Turi savo algoritmus, prieigos formas, o kad ten, nu, turint insulino rezistenciją arba tą pačią netgi aknę, tam tikrom formom galim net ir pakenkt. Aš jau nebešneku apie kardiovaskulinę sistemą, endokrininę sistemą, ten tikrai galima pakenkt, niekas nekreipia dėmesį, ar ne? Tai vat, nu, turim tam tikrų iššūkių, kur verta tą skleisti sveikatos raštingumą, kad turėtumėm geriausias įmanomas išeiti. Gerai, mūsų tokia ilga įžanga. Dėja. Ir dabar viena iš tokių klišių galbūt kliento žodžiais, ar ne, kur gerai, viską susiperku, ką rekomenduoja, lankausi pas specialistą, atlieka procedūras, kurias rekomenduoja, kodėl mano oda vis tiek nėra tobula, tai kas ten pas mane blogai? Yra toks vienas atsakymas, ar... Ar vienas? Dažniausiai ne, bet galima stebėti tendencijas, vadinkim taip, ar ne? Pirmiausia, žiūrėkim, ar pakankamai aktyviai vystosi mūsų ląstelių dalinimosi procesai. Nu, aš čia sakau iš savo jau perspektyvos pacientų, ar ne? Žmonių kalba šnekant, tai yra, mes žiūrim, ar nevyksta uždegiminiai procesai organizme, ne? Tai yra tas vadinamas pro-inflammation factors arba vidų ląstelinis uždegimas. Ne? Tai pirmiausia, prie labai dažnai turimų ne ligų, bet tam tikrų sutrikimų odos, mes tikrai turim to pačio visceralinio riebalinio sluoksnio uždegiminius procesus. Ar ne? Turim sisteminį organizmo uždegimą. Lygiai taip pat, kai mes šnekam apie tam tikrus ligos odos sutrikimus, tai mes šnekam pirmiausia ir apie virškinimo trakto disfunkciją. Dažniausiai sako, oi, tai galiu vinis valgyti, viskas ten su tuo virškinimu gerai. Jo, viskas okei, bet šitoje vietoje mes šnekam apie mūsų žarnyno mikrobiotą. Nesutvarkysim žarnyno mikrobiotos, neturėsim jokių teigiamų odos rezultatų. Ar ne? Tai šitoje vietoje aš statyčiau ant 2 ruletės langelių. Tai
tai yra viduląstelinis uždegimas arba tas vadinamas sisteminis uždegimas ir žarnyno mikrobiota. Tai yra 2 kintamieji, kur į juos apeliuojant tikrai galim pasiekti labai daug rezultatų. Vice versa, jie yra dažniausia priežastis. Atmetant rimtesnius odos ligas. Ir tikrai sekantis klausimas yra, kaip tą patikrinti. Ar aš turiu viduląstelinį, kokį čia vieną tyrimą pasidaryti ir kaip žarnyno mikrobiotą pasitikrinti, ar čia pas mane gera ar ne. Aišku, galima prigalvoti tų įvairiausių tyrimų formų ir jų yra. Na, sakykime, mikrobiotos tyrimus pasidaryti su koloproktologiniais tyrimais, ten pasižiūrint, kokį mes ten santykį turim gerųjų ir blogųjų bakterijų. Bet aš visų pirmiausia žiūriu į simptomatiką, ar ne? Nu, tai jeigu 95% atvejų mes matom iš gerosios klinikinės praktikos X simptomų turintis žmogus tikrai turi disbakteriozę, nu tai kam tas perteklinis diagnozavimas, ar ne? Jeigu labai reikia kiekybinio įvertinimo, nu tai be abejo galima pasidaryti, ar ne? Bet pirmiausia reikia žiūrėti bendrąją simptomatiką ir kūnas siunčia signalus labai stipriai. Sistema yra nuostabi. Jis siunčia labai stipriai signalus ir iš kokių biocheminių rodiklių mes tą dažniausiai vertinam, tai yra keletas sisteminių rodiklių, kur negali vertinti iš esmės tik vieną. Nu, pavyzdžiui, šiuo metu labai populiaru viduląstelinį uždegimą vertinti per omega-6 ir omega-3 santykį. Balansą. Nu, taip, tai yra vienas iš markerių, bet tai yra tik vienas iš markerių. Kodėl? Dėl labai paprasto atsakymo. Jūs gerkit kibirais omega-3, norėdami subalansuoti, neturėsit norimo rezultato, jeigu neužsuksit kraniuko, kuris kūrena laužą, tai yra omega-6. Ar ne? Ar galit papasakot pavyzdį su sausainiu? Leiskit prisimint. Kur 30 gramų sveriantis sausainis. Taip. Sulyginamai gali turėti, negalima taip vertinti, aišku, bet apie 12 gramų omega-6. Taip. Ir mes išgeriam kažkokį kiekį omega-3, bet suvalgom 3 sausainius, tai kur tą santykį rasti? Tai čia vienas iš pavyzdžių, bet yra dalykų, kurių mes nefiksuojam sąmoningai. Vienok nežinodami, kitok, nu, tiesiog neturėdami nuovokos, gerąją to žodžio prasme. Tai, nu, įsivaizduokit, sako, tai aš tikrai jau nevalgau tų produktų, kuriuose yra gausu omega-6, ar ne? Kai mes pasižiūrim dienos eigoje, suvalgo kaip minimum ten 300-600 gramų omega-6 turinčių produktų, jau sankupoje vakaro pabaigoje, nu tai sakau, dėkit jūs kiek norit. Čia, žinot, vat, pavyzdys, įsivaizduokit, jūs sukuriat laužą, Monika, ne? Jūs pilat degųjį skystį, aš pastatau gesintuvą ir bandau gesinti. Pavyks? Tai vat aš pasistatau omega-3 ir gesinu, o jūs toliau pilat degųjį skystį. Pavyks mums ką nors pasiekti? Sunkiai. Nuo laužo priklauso dydžio. Niekaip. Jūs neužgesinsit. Kol degųjį skystį pilsit, tol neužgesinsit, ar ne? Tai va čia turi atsirasti balansas. Tos omega-3 tikrai yra puikiai pagalbinė priemonė, bet vėl turėtų būti vartojama ne, na, prevenciniais tikslais mes galim turėti tas referencinės dozes tenais, kūno kilogramui vieni išskaičiuoja tenais 80 kg 3 gramai, ten 100 kg 4 gramai, nu čia kas kaip išmano, tas taip išskaičiuoja, suprantat, bet, na, vis dėlto norint pasiekti rezultato, jau esant problemai, tai turim taikyti klinikinės dozes, taip vadinamas, bet trumpą laiką, ar ne? Bet svarbiausia užsukti kraniuką, kuris kūrena, ne? Nu, tai čia vat vienas iš tų pavyzdžių. Kiti dabar labai stipriai ieško to gralio senolitikuose. Senolitikai tai yra tokie antioksidantai, labai stipriai atpažįstami tam longevity perspektyvoje, bet kartu ir su odos problema dirbantis asmenys labai daug rekomenduoja senolitikų vartojimą. Ir vėlgi,
Nu, žiūrėkit, mes galim užbombinti sistemą tais papildomais išoriniais maisto papildais arba priemonėm, bet jeigu rizikos veiksniai vis dar liko, kurie skatina odos problemas, nu nieko neužgesinsim. Ir dar daugiau šiandien turim kitą medalio pusę. Šiandien žmonės ieškodami tiek daug išorinių priemonių problemai gesinti, jų tiek daug suvartoja, kad tarpusavio interferencijos atsiranda ir problema gali būti iššaukta būtent šitų produktų vartojimu, suprantat? Tai prieš keletą dienų turėjau pacientą iš Amerikos, konsultuoju Amerikoje, tai vartoja 28 preparatus per dieną. Pirmą kartą pamačiau 28 preparatai 2,5 metų. Bet čia yra antioksidantai, resveratrolis apie tai? Ar Visi įmanomi marshmallows, resveratroliai, transresveratroliai, nadas, fesitinas, nu, visa omegos, vitaminas D, kalcis, magnis, natris, viskuo apsilaipinę kartu su žmona. Ir beje, žmonos pagrindinis nusiskundimo objektas buvo 34 metų moteris. Nusiskundimas buvo milžiniška aknė. Nu, žanro klasika, ar ne? Paskui išryškėjo, kad ten ir... Vat čia yra labai įdomu. Klausi žmogaus, o turit kitų nusiskundimų? Ne. Nu, paskui pradės sakyti, žiūrėkit, nepaskauda sąnarių. Nu, neskauda, bet tai pamaužia. Nu, sakau, jaučiat, kad turit sąnarius? Būna dienų, būna dienų. Nu, kaip paminu, dviratį arba lipu laiptus. Nu, okei. Nu, tai vadinasi, yra kažkas, ne? Aha, žmogus atpažįsta. Sakau, nu, tai kaip su virškinamojo traktu, ten pradedam klausinėti, pasirodo begalės problemų. Bet žmogus tiek yra susigyvenęs, kad, nu, tai laiko kaip norma. Taip. Ir to netapatina su turima fenotipiškai matoma odos problemų pasiekmėmis, ar ne? Tai vat, kai po truputį krapštam, prieinam prie to, kad problemos yra, nu, ir maisto papildų vartojimo masėje, ir to, kad, nu, iš tikrųjų, elgsena tokia neigiama, kad, nu, negali neturėti pasiekmių. Didžiąja dalimi visą tai ateina per mitybinę grandinę. Šiandien turėjome labai įdomią ir ilgą diskusiją su gyvensenos mitybos specialistu Tomu Vaičiūnu ir antroji tinklalaidės dalis kitame mūsų įraše.